Nu juk nein iš rankų paleisto mano išmanį. Nu zaraza kokia. Už saulėgražas kokį 100 kartų. O Jėzus jau net girdu kaip kaimynkas patranka šauda. Ar tik tai nereiktų mano išgąsdinti, pabandyti, kaip nors prišaudyti. Šaukam signalas, bet kas, pavyks, kuo norintai. Alio! Ar jau atsilietei? Tai gluša, negirdi, kad atsilietei. Tai Jėzus Marija, tai kokį velnį reiks sapnuot, kad tiek jau ilgiausiai skambinu? O ko čia žvėgint visą dieną? Nu. Kramį pakelk. Tai ko tu drybsai vidurį dienos, kad tu darbą neturi? Pabūsi darbą, sakau, kramį pakelk į viršų. Nu, į ką? Pakėlė. Nu. Girdi, kad paukščiuką kapipom. A. Juk pavasaris atėjo. Ai, noi. Nu, o tavo kliuokvarnis kū? Ar dar negrįžo? Jėzus Marija, tai kiek dabar tų valandų? Nu, nemažai, Vaselė, nemažai. Žinai ką, baig kalbėti, neužimk man eterį, žinok, man turantanėlis. Ai, nu tai ateik arčiau prie vartų. Prieisiu, palauk. Noriu linkėjimus ir aš jų parduoti. Nu, tu gyveni sena, tai jau, ne tik kur čia, bet nemataka. Nu. Ale, tai rūpuši, tu sena rūpuši. Tai kaip aš dabar tų telefoną išjungiau? Jeigu man skambis, ką pašalų pamatysiu, nebežinosiu, ką atsiliepti. Nu, tai Jėzus Marija, kur ten matyti, tai mislinį ans pasikeiti labai. Nu, pasikeiti, nepasikeiti, bet galvoju, kad sanatorija jėgas tai atgaus. Juk pati žinai, kad dabar sunku ūkininkauti. Nu, sunku. Bet tai girdi, nu, bet toks drūkstas tavo untas. O drūkstas. Nu, ir ką trūgalams dabar ten gyda. Nu, kuo aš žinau, kokį tu galą gydys. Nu, sakė, nu, reik pamasažuoti. Laba, nu, parelaksuoti, nu, visko reik ten sanatorijai. Žinai, pati. Nu, tu kvaišą duosi. Tu turbūt Facebooką neturi. Neturiu. Nu, žiūrėk, ant tai prisimasažus kokį plėkšnį. Vyrų tai mažuma. Pati galėtum ten kaip nors piti-miti, ūti-mūti, pamasažuoti. Piti-mūti. Nu, Kuo aš anam? Nu, pamasažuoti, aš kartais anam pamasažuoti. Nu, bet kaip tas relaksas atrodo, tai nežinau. ai, nu taigi Jėzus Marija, čia išmaniajam pasikniskiam. Jėzus, kiek čia gali visko sužinot, žinok. Kas jį dabar? Jum lauką. Man ranka dreb, vibratorius neveikia, o garsą nebėra. Ja savo tanelį skambint tyliem. Nu gerai, tikrai tai karčiau. Nu, labas, mano angelėlė. Tai kaip tu begyveni? Blogai. O Jėzus man, tai neturi nė minutės laisvą laiką? Nie. Nu, tu neimk į galvą, sveikata brangiausias turis. Kuo? Pinigų atsiūs. Jėzau, untanelio, tai nebeužtenki, juk sakė, kad viskas įskaičiuota. Neįskaičiavo. Nu, tu nenusimink. Atsiūs aš tau tų pinigų. Menka čia bėda. Untanė, o į kokį sveikatą tau siūla? A, seselė atėjo vaistus atnešti. Nu, gerk, kiek tik gali gerk, vaikėl, kad tik pasveiktų. Kur reikia eiti, jau nebeturi laiką. Į džakuzį, kas čia per tai? A, relaksas. Relaksūkis, vaikeli, relaksūkis. Aha, untanė. Nu, Jėzus, stovi tavo gyvenimo draugį. Nu, saka, ko mes čia per trūbą kalbam? Sakau, pasijungiam mesėdžiai, kad tave pamatyčiau. A, saka, ryšio gali nebūti. Tukiai bus tiek, svarbu, ką pamatyčiau. Nu, gerai, jungamės. Nu, jungamės. Jėzau, Marija, jungamės. Kad tik, nu, tu pasilgau, aš 2 savaitės vyrą nemačiau. Jėzus, Marija, kad nu, geriau atap matyti tau. Nu, bet jau galėtum nusipirkti ekraną didesnį. Nu, dar vibrųjį užtenka. Tėvuriau, provokus antanėlį, labas. Labas, Saulėlį. Nu, kokia sanatorija gražuma, kaip mūsų nama. Untanė. O kur ta plika merga už tavis dar? Kas saka? Paveikslas? Zuosi,
tas paveikslas, mata, rūka. Ultanis, bet tas paveikslas tai rūka. Kas? Sakyk, negirdu. 3D. 3D? O dar antai dakis 3D ir plaukų šiaudo. Ultanis, tu pasitrauk nuo tų 3D. Nu, tai parvažiuosi visas pliuks. Nepkeli plauką. Ryšė nebėg. Nebematau. Kokią baigt seną tarką kalbėti. Televizorius pasiimti. Vaizdą nebematau. Gera, kad nu tai gerai. Kiek? 1000. Untonio, ne per daug. Nu, ku padarysi, dėl sveikatas negaila. Nu, atsiūsiu. Nu, gerai. Nu, tu pat leku į kurtinį paštą, kaip aš per tų tai nemoku. Nu, man neruoda, bam. Tai gera, pasiūsiu. Nu, gera, lauk. Nebelieka ryšį. Aha, kur tavo būkštas ryšys? O aš dabar įmislinu. Ar tu tikrai durna, ar tik apsimeni? Ar tu nematai, kad tas tavo untanis pas kažkokias mergas tūsinas? Nu, tu kaimynka. Nu, tu mano draugė. Nu, tu sielos draugė. Nu, pagailėk. Nu, pakeiskim temą. Temą. Pakeistam temą, bet vat žinojau. Vat žinojau, kad vat gluši buvai, glušėsi, nu bet kaip man dar gaila, kad tokia tai numirsi. Nu, gal pabaigiam ką? Nu, pabaigiam. Nu, ko nors sugalvokim. Aš taip galvoju dabar, nu, kaminantą į sanatoriją, tai aš jau žinau. Bet kad ir tu jau antrą dieną po kiemą valkiais. Tai kur tavo į kokią sanatoriją išvažiavo? Maniškis tai žinok. Į užsienį su ūkininkais išvažiavo. Nu, tu pamisli. Į Tailandą. Kur į Tailandą? Taip? Taigi ten normalių bobų nėra. Beproti tu vyna. Nėra bobonai normalų. Televizorius. Tu nori, aš Jonį toj pat paskambinu ir aš viską. Nu, tai skambi, kad tik ryšys būtų. Na, čia perkam, žinai. Na? Šaukams, nu. Nu, kad tik atsilieptų, kad tik ryšys būtų. Nu, jau lieka. Atsiliepė jau? Nu, labas, Jonė. Nu, kaip tu ten, tame Tailandė, karšta, ne? Į muziejus vaikštai. Aha. Ir ant dramblę juojai. Eik tu savo, nu kaip tu ten užsikūrė ir tokia kalna. Pats toks nemenks būdams. Ar dar į krokodilų fermą ruošė? Jėzus Marija. Jonė, tik saugokės, kad kokia galiuką nenukastų. Bet tu palauk dabar biškiuką, nepasakok. Aš dabar kitką nors sužinoti. Šitai važiuosi. Tol, smegenis man visai man baigi išlėsti. Tu savo nesąmonę? Šnek. Tailandė tai tas normalių bobų nėra. Nėra. Nėra? Tikrai? Visas negražias? O tos katros gražias? Su kumpulais? O paglūdai tu? A tai čiupinėjai? Rankas bent. A nusipuoliai? Su actu. Jėzus, kad man švarus grįžtum. Viskas. Bai. Nu, kaip ir. Nu, tikrai tik dvi rūšis. Arba negražias, arba... Tai tipo visas pančytas. Nu, tipo visas. Bet jėzus, nu galva visai susisuka dabar, nu, kų darbą daryti. Reik ruoštis skambinti. Nu, o tai reik paskambinti. Nu, gal Ana padės mum išrištus visus reikalus čia. Nu, man tai jau smegenų nebėra. Nu, kad tik būtų namie. Rožė? Aha. Labas. Kur reikia? Nieka. Davai, pasim mortą už parankis,
Dui, pas mumis į kiemą. Dui. Jėzus, kaip reikalų yra. Oi, reikalai. Oi, reikalai. Labą dieną. Ui, kokie. Labas, kaimynas. Aha. A ko dabar čia nesišnekat? A kas atsitiko? Ne. Susipyko. Oi. A kad mūsų kaimą papirė jau? Nu tai papasakokit viską, kas čia atsitiko dabar jums. Nu ką čia pasakot, kaimynas? Nu ką čia pasakot? Nugi pasakoj, va šiandien va tokį rupūžį sapnavau, nieko gero. Tu pabaig vieną kartą su tom rupūžėm. Geriau pamėslikiam, kaip tiem kuiliam keršyti. Niekada nesuprantu, kokiam kuiliam ir dėl ko keršyti. Nu, kokiam. Nu, taigi zuosės undanis tatas. Nu, Nu, juk į sanatoriją išvažiavo. O ten, seselės, ale, masažus tik daro su šampanais. O anos juonis į Tailandą išvažiavo, tai dar geriau. Laksta po Tailando gatvėje, tik rankas įkirpos į juoną žiūri, katras su tautais. Ar jūs pabaigsit čia vieną kartą? Aš nieko nesuprantu. Kokie šampanai, kokie sijonai. Prašau man viską paaiškinti. o ko tu dar nesupranti? Nu, ar kaimynkas keršyti? Labai. Reikia keršyti ir viskas. Nu, suprantat, kerštas dalykas rimtas, bet reiks sugalvoti kaip. Nu, tai dėl Pasikvietė. Ogi visai paprastai. Ir mes tada pasikvietėm kokius seselinius, kad ir mūsų pamasažuotų. Tai visą šiaulių Arba tu, ruožį pasakyk, tu viską žinai, daug visur lakstai. Aha. To kaimo Nu, gerai. Tuo atveju tamstoms aš siūlyčiau. Išsikvieskim striptizo erelius. Tai juk nesat mačius. Tai aišku. Ne. A tu ką išblūdai gražuolį? Tai gerai, įsikviesam, o tai jie negi krūvas pinigų kainuoja. Nu, gerbiamoji. Būt pamok. Pas mus Lietuvoje už dyką gali gauti orą. Tai tas ne kažką. Taip. Aš tau sakysiu, nesku pavoksuosiu. Tu sumėsi. Jeigu tu nori ką nors gražiai pamatyti, juk čia nepergulėti. Ai, aš dabar žinokit jau ir pergulėčiau. Tai jums leidus, aš einu skambinti. Tai padaryk. Aha. Padaryk, pinigų nelabai. Labą dieną. Aha. Čia žinokit, aš tokių erelių ieškau. Turit. Ir kaip tik akcija. 2 už 1 kainą. O dieve. Aha. O sakykite, o čia į tokią akmenę važiuosit? Atvažiuosit. O nu gerai. Tada aš jums žinokit, adresą ten mailą įmesiu, tai mes čia vis laukiam akmenį. Kokios mailų? Gerai, aha. Mano adresą sakyt, meilių. Klausykit, kaip mums pasisekė. Nu, Žinokit, yra erelių ir kaip tik akcija. Gerai, 2 už 1 kainą. Su kortelė. Ne, valandą tik 300 eurų. Nu, ai tu kaklu. Nu, žinojau, ką kainuos, bet 300 eurų paklausai, kuri velnė. Marija, nesku pavok, nesliūbok. Juk susineska kaip nori. Aišku, aš taupiau batams, nepirksiu dabar tų batų, tai degos, viskas gerai. Eikit, aš dar tokio žiedų jau. Ne, paskui žiedų jau. Tu pilnas pančiakas turi žinoti. Aš kaimynkas tai bajerė podam taupiau. Apsėsi dar tu bajerį. O aš grabo juk irgi turiu Ai, pasirinkti. jau nevirsi tą gražiai. Nu, Tai kaimynkas jie persirengė, o ereliai neatvažiavo. Nu, o tai tada, o ką čia tai proga reikia O rengti? tai čia blogai. Nu, apsivilkėt gal tą suknės, kur kamis į teatrą vežė visus. Nu. Ja, savo kaimynkas, aš šiandien prisimenu, kad įėjom į salę, tik kiti net pluoja, atsistoja. Galvoja, kad viskas atvažiavo. Eikit, biškiau nusiprauskite sklepelis, ne kažką. Klausyk. Klausyk, moterį, gal sakau, mes biški irgi pasiruoškėm tiem ereliam. tai aišku, kad pasiruoškėm, tik kaip?
sakau, gal čia biškį per tamsu, gal kokia žvakutė ant staliukaus, kad geriau matytumėm. Aš turiu grabnyčią, galiu parjėti. Gera mintis, gera mintis. A tu matytas mūsų kaimynkas? A matai? Ką nors 10 kilogramų būtų jaunesnės, o dabar dar varpalis ištiks vandeniu pareik. Eik tu, į man to vandenį, kai pamatysiu du plikus vyrus, juk nemačius, į man ne varpalis ištiks. Atnešiu ir vandeniu. Atsineši, bet dar man matai, tą širdį skaudu jau taip, tą širdį skaudu. Ale du vienoj vietoj. A jeigu tie mažyliukai? Na ir kas, kad mažyliukai, svarbu, kad du, nu ir kas? Nu gerai, jeigu tu taip jau sakai, bet gal sakau, mes irgi su tais serialiais, ką nors taip žinai, o taip pašoksam, viską gražiai. Tai aišku, mes irgi galim pašokinėti irgi. Nu. Oi, ne, Morkai, tu geriau nešokinė, klausyk, čia tau dar kas nors subliš, atitrūks, nudrūks, bus problemų čia su tavim, nereik čia tau, nereik šokinėti. O gerai. Nu tai liuks vadikė ir liuks papiukai ir dar šilkinė drisikiuką. Turinį kelės pasivilkauda visą turtą. Nu, žinai, dabar kai pasižiūriu į save, tai tikrai gražiai atrodo. Nu, į tą ūkininkį, nu, tas suprantu, kai iš daržo. Nu, bet tu ruoši. Nu, bagių. Sijuon strumsi, tas pats sudraskys. Kutėrelė čia matys. Aikė persivilkė, tai negazinkė, paskui tikrai neįskris atskrydį. Eik. Nu, viena namuose. Aš darau, ką noriu. Viena namuose. Daug ką prigalvojau. Antanas nieko nežinos ir nesužinos, kaip realiai atskiri. Oi, kas čia dabar? Kas dar kokum prireikia? Jėzus Marija, tik kur tam dabar prireikia? Aliuo, untanį pinigus įsinčiu. Nebeturi? Nu tai pablūdai. Vakar pasinčiau, šiandien nebeturi, tikrą pakrapšyti. Nebeturi. Tai ką? Pavogė? Nu tai reikėjo kur nors į kokį. Nu reikėjo į triausikus įsikišti. Aištin ir pavogė. Vietą pabaigė. Kuo aš veiku? Nu žinok, kad tikrai nedožiosiu. Niekad negaliu. Nu žinok, tėtis gimtadienį sugalvojom švęsti. Nu, na, striptizą padaryti. Kokį sakau siurprizą, nu ne taip pasakiau. Supirk. Dantis tai sudėti. Nu, untanį nenervuok. Žinai, ko sakysiu? Druskininką ne Ameriką. Išeik šiandien, po 2 dienų kaip tik būsi namie. Nemanau, gražai. Bet juk tu pati sakai, kad dar 2 dienos ant toj sanatorijoje būsi. Nu ir aš taip galvojau, kad 2 dienas nebus. Nu bet anam pavogė žmogų pinigus. Nu dabar nebeturiu pinigų, sako, grįžtu namo. Jūs tik pagalvokit, apvogė senelį, matot, niekas už dyką nebedaro masažų. Ar senelį šilamo, matai? Nu viskas, tai viskas taip išėjai. Kas tu? Aš tokia po tavo gimtadienį šventą. Ai, žiūrėk, pavyzdžiui, tavo gimtadienį šventą. Ne. Žiūrėk, munta kapana. Ne, mokesčiai. Inspektorių. Nu kažkas čia neroje. Labą dieną. Nu labą. Tai kur čia tas Zosių 13? Tavo ko? Toks įdomus adresas. Tai ar aš čia pataikiau? Zuosi, tu man pasakyk. Aha. Tu juk sakei, kad su tų paveldų jau baigiai visą. Tai kas čia dabar? Jėzau, kaimynkas nebeverdu jau visi metai. Tik savo poreikiams. Bet ko atsilieka, nu tai galėčiau rasti. Nu tai vadinas čia pataikė. Nu, čia. A kokių klausimų? Taigi jūs kvietėt striptizo erelio? Nebereik, jau jiems parskrent, ne. Nebereik. Nu kaip tai nebereik?
pakvietėt ir jie šoks. O man reikia, kad jūs susimokėtumėt. Toks mano darbas. Klausyk, gerbiama ponė, čia mūsų planai nebereikia jums jokių ėdėjų, nebereikia jums maidų streptizų. Prašau, važiuokit namo. Ačiū labai. O man vienodai. Šoks jie, ar nešoks? O pinigus aš iš jūsų paimsiu. Nes tokia sutartis. Nu, gražia ponė, kad jūs visnukį negavus uždėjote. Ir špygą galit gauti iš jūsų nemokamai. Ramiau, ponios, ramiau. Ir prašyčiau manęs neįžeidinėti. O pinigus teks sumokėti. Nes kas pažadėta, tai pažadėta. O už įžeidinėjimą aš galiu jūs policijai perduoti. Jėzu, kangelų sargų mumi betrūka. Klausykit, gerbiamosios, visos čia susimokam, o tai per jūs aš kitą kartą akcijos nebegausiu. Čia taip nebus, Kiek čia reikia? Taigi visų negalim. Tam, kad paliktų. O Jėzau, uždyka. Gerbiamoji, prašau, važiuokit iš čia. Ten žiūrėjau, dar skaičiuoju, savo nevadėjau. Nu, lyg ir būtų teisingai, lyg ir gerai. Išeinu. O kitą kartą, jeigu sugalvosit pasikviesti striptizo erelius, mūsų firma visada jūsų paslaugomis. Ate. Tai pipėts iš mūsų tūsa. Nei tūsa, nei batų, nei dviejų. Eikit savo, vakaruško, Einam namo. Palaukit, kaimynkas, baikit juokus krėsti. Jėzus, aš pasakiau, kad tavo gimtadienis, tai jau, apšveskim nors tą. Aš par jumis jau visai pasent baigu. Jau 3 kartą šiemet švęstu. Bet kur nepadarysi dėl kompanijos? Atsipalaiduoja. Įsijungia muziką ir atsipalaiduoja. Atsipalaiduokim. Muzika svarbiausia, žinau.